Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Jūs girdite laidą Akademija, prie mikrofono Katalikų teologijos fakulteto Vytauto didžiojo universitete dekanas Benas Ulevičius. Šiandien su manimi studijoje bažnyčios žinių redaktoriai Gediminas Žukas. Sveikas, Gediminai. Sveikas, Benai. Kastantas Lukėnas. Malonu. Bei Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas daktaras Valdas Mackela. Susirinkome jums, mėly klausytojai, pristatyti naują knygų seriją Tikėjimo ir proto tema. Serija pavadinta Siekiantiems begalybės. Manau, ne vienas jau šias knygas matėte katalikiškose ir kitose knygynuose. Tad pirmiausiai užduosiu klausimą knygų vertėjui ir leidėjui Gediminui Žukui. Mielas Gediminai, kaip kilo ši idėja išleisti šias knygas? Pats jas turbūt pažįsti geriausiai, tad labiausiai gali mums apie jas papasakoti. Dėl vertimo, tai norėčiau pasakyti, kad ne aš čia išverčiau tas knygas, ne visos jos ir yra verstos, gal tik tai viena iš tų pristatomųjų knygų ir aš įsiki esu prie jo pridėjęs ranką prie šitos knygos, šiaip išvertė kiti vertėjai, irgi vieną knygą pats ir autorius sudarė. Tai galbūt porą žodžių norėčiau tarti apie tą, kaip atsirado šitą seriją Siekiantiems begalybės. Iniciatorius šitos serijos yra jėzuitas, kunigas Vytautas Sadauskas, dirbantis Vilniaus jėzuitų gimnazijoje kapelionu. Aš asmeniškai proto ir tikėjimo santykio tema domėjausi jau irgi keletą metų, bet daugiausiai paskatintas kardinolo Ratzingerio popiežiaus Benedikto XVI įvairių tekstų. Mane visą laiką viena iš tokių, sakykime, pagrindinių Ratzingerio ir popiežiaujant taip pat buvo temų proto tikėjimo santykis ir kad vis dėlto 20-ame amžiuje jiedu šitos dvi sritis išsiskyrė savo pačių nenaudai ir būtinas jų dialogas ir būtina juos sugrąžinti į dialogą. Netgi čia galiu pacituoti, vieną citatą, taip perpasakoti, kad, kaip čia Ratzingeris sako, protas be tikėjimo yra amputuotas protas. Ir tada jisai, kaip sakykime, toks stygius sukelia mokslo patologiją, bet ir religiją. Be proto irgi, sakykime, ištinka patologija, kas anot Ratzingerio šiandien labai akivaizdu. Panašia, sakykime, tematika domėjosi ir kunigas Sadauskas jau kuris laikas ir visą laiką audė mintį išleisti knygelių šią kryptimį. Ir aš taip pat irgi mąsčiau, kaip čia tų knygų galima pasiūlyti skaitytojams ir taip savarankiškai buvo parengta knyga Alisterio Magrato atvykimo proga Mokslas ir religija. Tavo, Benai, dėka vis dėlto pavyko atsitiktinai sueiti į kontaktą su kunigu Sadausku. Praeitų metų lapkričio mėnesį mudu susitikome, pamatėme, kad galime kai ką nuveikti. Dar taip pat noriu pasakyti, kad kunigas Sadauskas ir suangažavo ir paskatino jėzuitų tėvų bendruomenę prisidėti prie šitos serijos ir reikia pripažinti, kad tėvai gana aktyviai atsiliepė į tai ir daug prisidėjo, kad šita serija įvyktų. Taigi dabar aš, kadangi kunigas Sadauskas išvykęs į užsienį, negaliu tiksliai pasakyti, kiek jie ten dar patys planuoja. Aš galiu tik tiek pasakyti, kad ta serija tai nereiškia, kad leidžia viską viena leidykla. Štai kelias knygas išleido pati jėzuitų gimnazija. 2 knygas ar 3, 2 kol kas išleido mūsų leidykla Voksaltera. Viena dabar kaip tik tai pasirodo Katalikų pasaulio leidinių leidyklos išleista knyga. Kitaip tariant, serija yra jėzuitų projektas, bet knygas gali leisti įvairios leidyklos, su kuriais ten susitarėma ir kurios nori prisidėti prie šito projekto. Tai galbūt keletą žodžių apie tas knygas, ar ne? Reikėtų turbūt jas konkrečiai pristatyti, jos čia gražiai išskleistos prieš mus. Tai galbūt taip. Jėzuitų gimnazija išleido pačią pirmą knygelį, jinai gana plona, gal čia ne mokslo ir tikėjimo tematikos, santykio tematika, tikėjimo slėpinys įvadas į katalikybę. Po to šių metų pradžioje pasirodė, sakyčiau, labai nebloga knygelė Didieji klausimai vaikams. Šitą knygą parengė pats kunigas Sadauskas, remdamasis atitinkamais analogais pasirodžiusiais Jungtinėse valstijose ir, sakyčiau, nepaprastai prieinamai, patraukliai, beje knygelė spalvota ir iliustruota, pristatė visą tikėjimo ir mokslo šiuolaikinę tematiką, mėginant parodyti vaikams, kad tikėjimas yra visiškai racionali alternatyva.
Aš tai dar pridurčiau, man ta knygelė irgi labai patinka ir kaip suaugusiam. Ir pridurčiau, kad tai ne tik tai knygelė vaikam, vadinasi, didieji klausimai. Dar kartą pakartoju, kad skirta ne tik vaikam, bet tikrai verta paskaityti ir tėvams, ypač jeigu, sakykime, jų žinios apie tikėjimą yra, sakyčiau, vaikystės katekizmo ligmens, tokios likusios ir atrodo, kad visa tai, ką dabar bažnyčia sako ir daro, tai yra tik tai tas dalykas. Iš karto po didžiųjų klausimų pasirodė vėlgi gana panaši į Alisterio Magrato, bet aišku, šiek tiek kitokia knyga Džono Hoto Mokslas ir tikėjimas naujasis įvadas. Džonas Hotas yra profesorius, garsus mokslo religijos sąveikos žinovas ir dėsto Jungtinių valstijų Džordžtauno jėzuitų gimnazijoje. Vėlgi, apžvelgiamos labai prieinamai ir, sakyčiau, įdomių aspektų, yra įdomia struktūra, apžvelgiamos visos dabar cirkuliacijoje esančios mokslo ir tikėjimo santykio sąveikos temos. Ar tikėjimas prieštarauja mokslui, ar mokslas atmeta Dievo asmenį, ar tikėjimas suderinamas evoliucija, kaip tikrai vyksta stebuklai, kas tai yra, ar gyvybė paaiškinama vien cheminėmis reakcijomis ir taip toliau ir taip toliau. Sakyčiau, vėlgi, gana žaismingų stiliumi, skaidriai išversta knyga, išvertė gerbiama Rima Neverauskytė Brundzienė. Mūsų leidykla išleido garsaus, sakykime taip, teorinės fizikos atstovo prieš 20 metų baigusio savo mokslininko karjerą Džono Polkinghorno knygelę Kvarkai, chaosas ir krikščionybė, kur labai prieinama vėlgi ir žaismingų stiliumi, vėlgi pristatomi šitie pagrindiniai dalykai. Džonas Polkinghornas tai yra buvęs Kembridžo universiteto matematikos fizikos profesorius, kvantinės mechanikos žinovas, 82 metais tapęs anglikonų dvasininku ir jau daug metų domisi teologijos ir mokslo sąveika. Ir būtent šioje nedidelėje knygelėje atsako į įvairius fundamentalius klausimus. Knygelė yra nedidelė, užtat labai greitai įkertama ir tikrai negazdina į karštligišką sūkurį įtrauktų šiuolaikinių žmonių. Čia po ranka neturiu, nes dar neįsigijau, bet išėjo arba dar turėtų netrukus pasirodyti spaudoj Katalikų pasaulio leidinių išleista jėzuito Roberto Spicerio knyga 10 visuotinių principų, trumpa gyvybės klausimų filosofija, kur aptariamos įvairūs gyvybės klausimai, atsižvelgiant taip pat ir į Jungtinių valstijų teismų praktiką. Tikrai labai įdomi ir skatintina ir patartina perskaityti knygą, kai tik tai pasirodys. Tai va, maždaug tiek knygelių yra išleista šiuo metu. Nežinau, ką planuoja dabar jėzuitai, nes serijos autorius išvykęs, bet iš mūsų galiu tik tai tiek pasakyti, kad planuojam dar galbūt, jeigu leis sąlygos ir aplinkybės, tai išleisti vienos kardinolo Kristofo Schönborno skaitytą katecheziją apie evoliuciją seriją knygelę ir dar tokio garsaus britų advokato Čarlzo Fosterio Jėzaus bylos tyrimas apie teisininko požiūrį apie Jėzaus prisikėlimo aspektus. Dar tik tai norit pakartoti, kad seriją remia Vilniaus jėzuitų gimnazijos tėvai ir įvairūs geradariai, asmenys norintys prisidėti prie šitos klaidos. Tokių idėjų. Tai štai toks trumpas yra serijos pristatymas. Na ir šios knygos praktiškai išleistos per 1 metus. Tad visiems, kurie tikėjimo ir mokslo, tikėjimo ir proto klausimais domisi, tai buvo nemaža staigmena pamatyti taip gana greit pasipilančias tokias kokybiškas knygas knygynuose ir kas dar neužėjote, mėly klausytojai, nepamatėte, tai tikrai raginame įsigyti ir pasidžiaugti šitą naujieną. Sakyčiau, dar norėčiau čia papildyti dėl knygynų, vis dėlto šitose pasaulietiniuose knygynuose prapuola ta knyga, jos nesimato ir mes sąmoningai, jeigu ir pasiūlome jiems nedidelį kiekį ir tik tai kai kuriems, kur matom, kad galbūt jos bus perkamos. Vis dėlto šitos knygos daugiausia parduodamos katalikiškose knygynuose ir jeigu norima jų ieškoti, tai siūloma ieškoti katalikiškose knygynuose. Na ir pasinaudodamas proga, pakviesiu jūs, mėly klausytojai, į viešą diskusiją, kurioje galėsite įsigyti šias knygas leidyklos kainomis. Tai gera galimybė. Na, o diskusija vadinsis Mokslinės ir religinės tikrovės pažinimo prieigos. Renginys vyks lapkričio 27 dieną, 17 val.
Kauno technologijos universiteto mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros centre Baršausko gatvėje. Taigi, kaip minėjau, galėsite knygas šiame renginyje įsigyti leidyklos kainomis ir taip pat dalyvauti tikrai įdomiame renginyje. Kastantai, koks tavo santykis su šiomis knygomis, ką apie jas galėtum gražaus ir gero pasakyti? Esu žmogus specialiai nesidomėjęs tikėjimo ir mokslo klausimų kaip tokių atskirų dalykų. Tiesiog galiu pasidalyti savo kaip tikinčiojo ar siekiančio tikėjimo žmogaus tokių keletų minčių. Štai turbūt kaip ir dažnam mums lankantiems bažnyčią tekę yra girdėti tokių, ir pamokslus, minčių, kad štai tikėjimas ir mokslas yra visai suderinami dalykai, dažnai yra paminimos garsių mokslininkų pavardės, kurie buvo tikintys ir tai toksai savotiškas, tarsi autoriteto argumentas. Ir štai dabar galvoju apie šį mūsų laikmetį, dažnai atsimenu, kad anksčiau tie pamokslai girdėti dažnai tų mokslininkų pavardės baigdavosi 20-ojo amžiaus pradžia, Einšteino, galbūt, pavardę paminint ir vis galvodavau, kad tas tokia prieiga, taip sakant, galbūt savo tikėjimo pagrindimo, tokia apologetinė prieiga grindžiant autoritetais, mūsų laikais tampa savotiškai taip, galbūt paveikesnis kokiu tai sporto žvaigždžių, krepšininkų ar net tų kokiu tai verslo ar visuomeniai žinomų asmenų argumentas. Ir štai man iš tos Gedimino minėtos knygų serijos labiausiai priimtina Džono Polkinghorno knyga, tokių pavadinimų Kvarkai, chaosas ir krikščionybė. Tiesiog autorius gal tas būdinga tokiai anglosaksų kultūrai, kad jie kažkaip, galbūt kitur yra gabių populiarintojų, bet kažkaip tai, sakyčiau, turi ypatingą talentą populiariai perteikti tokius gan sudėtingus dalykus. Gediminas minėjo jo pakankamai tokią matematinės fizikos sritį, kurioje mes retas galbūt esame kažkiek tai pakankamai nutuokiantis, kad galėtume kvalifikuotai kažkaip dalyvauti toje argumentacijoje. Ir štai pagalvojau, kad ir kasdienėme gyvenime mes susidurėme su situacijomis, kur turimais argumentais turime kažkaip susidaryti nuomonę apie dalykus, kurios, duosiu pavyzdį iš mūsų tokios viešai diskutuojamų kokios nors arba atominės elektrinės statyba ar skalūnų dujų paieška, kur mes nesame tų situacijų, tų specialiųjų sričių ekspertai, bet vis dėlto kažkokią tai turime nuomonę susidaryti. Ir štai jisai kaip mokslininkas parodo, kaip ta mokslininko paieška yra interpretacijos ir patyrimo tarpusavio tokia sąveika. Ir jisai parodo, kad ir taip pat ir kaip atrodytų, tai tarsi perskyra, kad mokslas tai remiasi vien faktais, o tikėjimas tai kažkokiomis tik tai nuomonėmis, įsitikinimais iš tikrųjų yra dalykai gerokai sudėtingesni, kad ir abiejose tose srityse esama tokios įdomios paieškos, tokios įdomios sintezės tarp tų, labiau apibendrinant sakant, kad mokslas klausia kaip, o religija klausia kodėl. Ir religijai rūpi labiau kas asmeniškas, unikalu. Ir štai ta jo prieiga, aišku, čia irgi man kilo mintis skaitant, kad galbūt skirtingai negu mūsų kultūroje, jisai, kalbėdamas apie tikėjimo klausimus, aiškiai turi tokį biblinį pagrindą. Galvoju, kad mūsų visuomeniai tie tikėjimo klausimai dažnai svarstant turima remiamasi kokiu tai tokiu New Age ar kokios nors tokios su pagoniškomis priemaišomis kažkas kažkur, o jo atrama yra diskusijų aiškiai tokia biblinė krikščioniška. Ir štai tokia prieiga, taip pat prieinant prie krikščioniškųjų tokių kančios problemos klausimų, man pasirodė šviežia ir mane praturtinanti kaip krikščionė. Taigi knyga panašu tikrai suprantama ne vien fizikos specialistam ar kvantinės fizikos mechaniką mintantiems intelektualams, bet visiems, kurie mėgsta skaityti protingas knygas, kelia protingus klausimus, tad gana platus skaitytojų ratas gali tikrai gauti naujų įžvalgų mokslo ir proto tema skaitydamas šias serijos knygas. Serija, primenu, vadinasi Siekiantiems begalybės. Mieli klausytojai, po trumpos muzikinės pertraukėlės vėl būsime su jumis eteryje.
Štai mes ir vėl eteryje. Primenu, jog šioje laidoje pristatome naują knygų seriją Siekiantiems begalybės. Išleistos jau 5 knygos, planuojama leisti ir daugiau. Knygos iš esmės kalba apie tikėjimo ir mokslo arba tikėjimo ir proto santyki. Jas tikrai nesunku pastebėti, labai gražiai išleistos knygos, tikrai rekomenduojame įsigyti. Taip pat šias knygas galėsite įsigyti ir viešame renginyje diskusijoje. Diskusija vadinasi Mokslinės ir religinės tikrovės pažinimo prieigos. Šis renginys vyks lapkričio 27 dieną 17 val. Kauno technologijos universiteto mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros centre Baršausko gatvėje. Renginio metu galėsite knygas įsigyti leidyklos kainomis. Pasinaudokite galimybę. Valdai, tu teologas, teologijos mokslų daktaras, tau tikėjimo ir mokslo klausimai tikrai ne naujiena, pats aktyviai dalyvavai organizuojant ir profesoriaus Magrato vizitą Lietuvoje ir leidžiant jo knygą tikėjimo ir mokslo tema. Ką gali pasakyti apie šią naują seriją? Visų pirma, norėčiau pasidžiaugti, kad šita tema nebuvo išsemta per vienus metus ir per kelis renginius ar susitikimus, kad yra poreikis kalbėti apie mokslą ir tikėjimą. Pastebėjome jau kuris laikas fakultete organizuodami moksleiviams konkursus tikėjimo ir mokslo klausimais ir matome, kaip noriai į šitą temą atsiliepiama. Ir tai rodo, kad tikrai yra poreikis ir toliau kalbėti apie mokslą ir tikėjimą. Ir čia galima sakyti, kad kasgi daugiau, jeigu ne jėzuitai katalikų bažnyčioje imtųsi tokios temos ir leisti knygas, kalbančias apie mokslo ir tikėjimo suderinamumą. Tai tikrai džiaugiuosi, kad įsijungė į šitą diskusiją savo leidybinių projektų ir knygos vadinasi labai gražiai visą seriją Siekiantiems begalybės. Knygas galima beje pažinti taip pat iš tokio specifinio logotipo, kuris yra ant knygų viršelio, tai medis, kuris stiebėsi į viršų, bet taip pat matomos ir medžio šaknis ir visas šitas simbolis, jisai suformuoja tarsi kryžių, tarsi sparnus, tokia užuomina į Gedimino minėtą pasakymą, kad religija be mokslo yra akla, o mokslas be religijos yra luošas, kad reikalingas ir vienas, ir kitas. Ir kalbant apie minėtą konferenciją, taip pat galima pasakyti, kad tas pasakymas, kad mokslo ir religijos tikrovė, tai nežinau, ar tai turėtų omeny ar ne, bet nėra atskirų tikrovių. Ir be kardinolo Ratzingerio, vėliau Benedikto XVI popiežiaus pasisakymų apie tikėjimą ir mokslą, čia būtų galima dar paminėti Jono Pauliaus II labai įspūdingą encikliką apie tikėjimo ir proto santykį Fides et Ratio, dokumentą, kurį galima rasti ir lietuvių kalba ir kuriame labai aiškiai sakoma, kad yra viena tikrovė ir viena tiesa. Negalima sakyti, jog vienokią tikrovę mes pažįstame tikėjimu, kitokią tikrovę mes pažįstame protu ir kad tos tikrovės yra nesuderinamos arba nesisieja. Bet tikintis žmogus, jisai taip pat turėtų naudotis ir savo protu, pažindamas ne tik tikėjimą, bet ir supantį pasaulį. Ir grįžtant prie serijos pavadinimo Siekiantiems begalybės, tai čia galima sakyti, kad iš tiesų, jeigu leidžiamės į pasaulio pažinimą, tai jeigu prieisime tam tikrą pasaulio ribą ir daugelis gerų mokslininkų dirbančių ir biologijos srityje, ir fizikinės kosmologijos srityje, ir molekuliniai fizikoje, ir daugelį kitų sričių, jie prieina prie tam tikros ribos, kur neturi atsakymų arba susiduria su slėpiniu ir tada atranda religinę tikrovę. Bet galima sakyti, kad ir kitoks žingsnis įmanomas yra tada, kada supranti, jog visas pasaulis yra Dievo sukurtas, tai žinai, kad tai nėra tik tai kokių nors specialistų sritis tyrinėti ir pažinti tą pasaulį, bet kad nuostaba prieš Dievo kūrinyje jinai atveria norą pažinti tą tikrovę ir tuo būdu galima sakyti, kad tikėjimas ne tik tai, kad neskatina užsidaryti kokiame nors siaurame, grinai religinėme gyvenime, bet ragina ir skatina ieškoti, tyrinėti ir bandyti atrasti tas vietas, kur tikėjimas ir religija, ir mokslas, ir protas susitinka. Ir kada atrandi tokius momentus, tai iš tikrųjų galima sakyti, kad yra džiaugsmo patirtis, kaip Dievo slėpinys atsiskleidžia kūrinyje ir kaip kūrinijos pažinimas gali
padėti suprasti kūrėjo mintį ir pasaulyje, ir mūsų gyvenimuose. Tai svarbiausias dalykas turbūt yra tas tiesos ieškojimas. Klaidingas šiuolaikinių ir praeities ateistų tvirtinimas, kad tikinti žmonės yra tie, kurie norėdami būti laimingi, užmerkia akis prieš tiesą ir bėga į iliuzijų pasaulį. Čia žinoma, negalima paneigti, kad tokių atvejų pasitaiko ir gali būti, kad Zigmundas Freudas pavadinęs religiją iliuzija iš tikrųjų susidūrė su atvejais, kai žmonės negalėdami priimti tam tikrų sudėtingumų šio pasaulio ieškodavo paguodos religijoje, bet man labai patinka vieno vokiečių teologo Paulo Tilicho apibūdinimas tikėjimo kaip drąsos. Tai yra, kad tikėjimas nėra pabėgimas nuo sudėtingų klausimų, bet tikėjimas yra drąsa tiek gyventi gyvenimą čia žemėje, bet ir drauge ieškoti atsakymų į tuos klausimus, kurie kyla. Ir visų pirma, nebijoti tų klausimų, nebijoti ieškoti tiesos, nors kartais nežinai, kokio atsakymo prieisi. Kartais būna, kad tiek moksliniuose tyrinėjimuose, tiek religiniuose ieškojimuose tokių momentų, kai nežinai, kuo baigsis tavo ieškojimas, bet tiek sąžiningas mokslininkas, tiek tikras tikintysis, jisai drįs eiti į tą kelionę ir ieškos atsakymų į tuos sudėtingus gyvenimo klausimus. Kartais tie klausimai pereina į tokį teorinį lygmenį, bet galų gale bet koks tiesos ieškojimas mūsų supratimu yra dievoieška, nes Dievas yra visos tiesos šaltinis ir pagrindas, todėl bet kokie netgi ir dalinis tiesos pažinimas jau yra ėjimas link Dievo. Ir man labai patinka vieno garsaus mokslininko Makso Planko mintis, kad tik dalinis žinojimas atitolina nuo Dievo, kad tikras ir didelis žinojimas jisai prie Dievo priartina, bet kiekviename etape čia reikia drįsti žengti žingsnį nuo visiško nežinojimo iki dalinio žinojimo ir paskui nuo dalinio žinojimo iki tikro pažinimo. Ir šitoj vietoj galima sakyti, kad jau tos priešstatos ar dirbtinai sukurtos opozicijos tarp mokslo ir tikėjimo nebelieka, bet kiekvienas turi nueiti šitą ieškojimo kelią pats. Čia nors knygos labai padeda iš tiesų ir esu taip pat laimingas, kad galiu šitas knygas skaityti, bet knygos nėra tokie galutiniai atsakymai, kad jos gali padėti, bet ieškoti reikės toliau ir kartais tenka skaityti ir tos autorius, kurie kritikuoja tikėjimą, religiją, su jais akivaizdžiai ar neakivaizdžiai diskutuoti, ginčytis, bet visa tai yra tas mano minėtas tiesos ieškojimas ir kiekvienas žingsnis jisai veda link Dievo ir link didesnio džiaugsmo. Aš norėčiau Valdą papildyti vieną tokią labai gražią popiežiaus Benedikto XVI citata. Kaip tik tai galbūt mokslininkui arba proto žmogui, kas atsitinka, kai jisai save praturtina tikėjimo žvilgsniu. Tai popiežius Benediktas XVI rašo, tada jis tampa reginčiuoju. Ne pasaulis pasidaro siauras, bet jo siela plati, nes ji nebesugeriama to, kas paskira, medžių neleidžiančių žiūrėti miško, bet gali matyti visumą. Tiksliau, jis gali matyti visumą, nes žiūri iš aukštybės, o ją jis galėjo pasiekti, nes viduje tapo platus. Čia galima pajusti senosios tradicijos apie žmogų kaip mikrokosmą, apriepianti visą pasaulį atgarsius. Tačiau esminis dalykas yra štai šis. Žmogus turi išmokti kopti viršun, jis turi tapti platus, jis turi stovėti prie lango, jis turi žvalgytis. Ir tada jį gali palėtėti Dievo šviesa. Jis gali jį pažinti, bei jo remdamasis visą apžvelgti. Neturėtume taip įsikibti žemę, kad nebeistengtume kopti viršun, tiesiai stovėti. Čia tik kaip papildymas. Juo labiau, kad tą pilnesnį pažinimą ir visumos apriepimą čia šiuo atveju žada tikrai paragauti tokios gana nemilžiniškos knygos. Tad aš ir vėl grįžtu prie paraginimo, mėly klausytojai, galimybė. Ir ši laida, ir renginys, kurį dar kartą priminsiu, yra galimybė jum prisiliesti prie tikėjimo ir proto, tikėjimo ir mokslo klausimų labai gaiviu būdu. Juo labiau, kad šiandien šių klausimų tikrai nepavyksta niekaip išvengti. Galbūt kadaise Lietuvoje mes gyvename tokioje labai tradicinėje visuomenėje, kur dažnai pakakdavo daryti, ką daro kiti. Ir tradicinis tikėjimas yra tokia galinga jėga, kuri vis dėlto dažnai palieka mus pasyvius rimtų klausimų atžvilgių. Ir tikrai labai gera, kad perėjome į tokią dialoginę arba diskusinę visuomenę ir apie mūsų tikėjimą tenka dažnai patiems
savo užduoti rimtus klausimus, kad galėtum ir kitam atsakyti. Aš asmeniškai matau tai kaip didelę galimybę, nes uždavęs tuos rimtus klausimus randu labai rimtus ir gilius atsakymus ir mano tikėjimo kelionė tampa daug džiaugsmingesnė ir, tokia nuotykingesnė, įspūdingesnė, daugiau žadanti ir gyvenimo prasmės ir teikianti tų atsakymų. Tad štai laidai baigiantis mes dar tarsim po kelis žodžius turbūt ratu taip, atsisveikindami tokį kaip paraginimų jų mėly klausytojai, bet aš asmeniškai tikrai manau, kad tai didelė galimybė gana greitų būdų, kaip šiandien mėgstame, gauti labai rimtą ir intelektualinį malonumą ir tikėjimo kelionės pagilinimą šią knygų seriją, kuri vadinasi Siekiantiems begalybės. Taigi, kokį dar trumpą paraginimą ar paskutinį šioje laidoje žodį galėtumėt Kastantai, Gediminai, Valdai, mūsų klausytojams tarti? Aš gal trumpai dar tarsiu, tik tai kokia tų knygų galbūt leidžiamų, sakykime, koks tikslas. Tai nėra tikslas, sakykime, evangelizacija. Sakyčiau, tai yra prieigų valymas. Daug žmonių turi labai daug, sakykime, susidarę prietarų šitoje srityje. Ir tie prietarai užkerta kelią artintis prie autentiško tikėjimo. Įsivaizdavimai, kad bažnyčia tiki tuo, anuo. Dažniausiai, kai taip sakoma, arba per televiziją tenka girdėti priekaištus, neva argumentus greunančius tikėjimą, tai matai, kad tas tikėjimas su mano tikėjimu, bažnyčios tikėjimu nieko bendro neturi, absoliučiai. Ir mokslininkų bendruomeniai, kai tenka skaityti knygas, būna tokių visokiausių labai naivių pasamprotavimų. Tai šita knygų serija yra skirta galbūt žmonėms, ieškantiems, bet negalintiems prasibrauti pro tam tikrą kliučių ruožą. Ir tos knygos turi tas kliūtis nulyginti ir atverti kelią, artintis prie tikėjimo, kuris apreikšta šventajame rašte ir bažnyčios tradicijų. Taip, pratęsčiau tavo mintį, vienai, kad vis dėlto mums visiems kaip krikščionėms tenka ta užduotis, pasak 1 Petro laiško, kažkaip gebėti įtikinamai atsakyti kiekvienam apie mumise gyvenančią viltį. Kitaip žodžiais tariant, kažkaip savaip ir tikrai labai savotiškai, asmeniškai turime, gebėti atsakyti į klausimus, kurių tikrai ne visi esame ekspertai ir tikrai nebūtinai turime būti. Bet štai minėtoje knygų serijoje tie klausimai keliami, taip sakyčiau, labai pagauliai ir priimtinai žadina mus kiekvieną tiesiog įsitraukti, nenumoti ranką, kad čia ne mano sritis, apie tai nieko neturiu ką pasakyti. Aš tai galėčiau pratęsti Gedimino ir Kastanto mintį, sakydamas, kad ko gero šios knygos yra taip tiems, kurie ieško, bandydami atrasti, kas yra tikėjime protingo, kad šios knygos galbūt tiems, kurie yra patekę į tokią situaciją, kai reikia paaiškinti kitiems tikintiems arba netikintiems kai kurios dalykus apie tikėjimą ir mokslą, bet drauge sakyčiau, kad šios knygos yra kiekvienam tikinčiajam galinčios padėti atrasti mokslą kaip tikėjimo sąjungininką ir atrasti tą nuostabų Dievo pasaulį, kurį atveria mokslas įvairiais būdais, tiesiog nebijoti mokslo, domėtis mokslu. Ir čia tiesiog tai galėčiau prisiminti daugelio iš mūsų mokytojo ir bičiulio profesoriaus Jono Juraičio mintį, kurią jisai taip paprastai, bet labai taikliai sakė, kad tikras tikintysis turi būti davatka, bet protinga davatka. Ir čia yra tiesiog tokia mintis, kuri verčia augti, kaip sako apaštalas Paulius, augti meilę. Tai iš tikrųjų yra labai svarbu liudyti savo gyvenime meilę, bet taip pat apaštalas Paulius ragina augti ir pažinimu. Tai yra, kad tai, ką mes galime daryti geriausia šitoje žemėje, tai daryti gerą ir drauge pažinti. Pažinti visą tai, kas yra gera, gražu, kas yra tiesa, nes visą tai yra iš Dievo. Taigi pristatėme naują knygų tikėjimo ir mokslo tema seriją Siekiantiems begalybės. Šias knygas galėsite įsigyti leidyklos kainomis Kauno akademinės sielovados organizuojamame renginyje diskusijoje Mokslinės ir religinės tikrovės pažinimo
prieigos. Primenu, jog renginys vyks lapkričio 27 dieną 17 val. Kauno technologijos universiteto mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros centre Baršausko gatvėje. Ačiū labai Gediminui Žukui, Kastantui Lukėnui, kurie yra bažnyčios žinių redaktoriai, taip pat Katalikų teologijos fakulteto dėstytojui daktarui Valdui Mackelai. Ačiū Jums, mieli klausytojai, už tai, kad esate su mumis, esate su laida Akademija. Iki kitų malonių susitikimų. Prie mikrofono buvo Katalikų teologijos fakulteto dekanas Benas Ulevičius. Su Dievu. Su Dievu. Su Dievu.